Kažkaip iš pradžių galvojau, kad galbūt kažkoks tai nuovargis, galbūt tiesiog mano gana įtempta dienotvarkė. Ir labai trūko jėgų ir atrodo, darai tokius įprastus, paprastus darbus, bet tiesiog nebėra jėgų nedaryti nieko. Ir toks mieguistumas, ir nėra jėgų nei sportuoti, aš vedu gana aktyvų gyvenimo būdą. Jums tai pažįstama? Iš pirmo žvilgsnio nereikšminga smulkmena, tačiau jį gali slėpti klastinga liga, kurios nepastebėti simptomai vėliau gali virsti rimtomis komplikacijomis. Dažnai žmonės net nepastebi. Čia kai mes po truputėlį kažko netenkame, mes prisitaikome prie to ir atrodo, kad viskas yra gerai. Ir požymiai yra tokie labai nespecifiniai, kurias galima labai daug kam nurašyti. Ten, patamsėja paakiai, ten nuovargis, sunku įkvėpti, trūksta oro, ten gali būti pasilpnėję plaukai, gali būti pasilpnėję nagai. Tai turėtų būti bendras silpnumas. Ir tas bendras silpnumas nebūna toks baisus, nes žmogus organizmas linkęs priprasti prie to silpnumo ir dažnai žmonės vertina, kad tai yra natūrali būsena. Be abejo, jeigu tas kraujavimas yra ūmus ir staigiai netenkama kraujo, tai be abejo atsiranda staigus silpnumas, dusulys, gali nualpti žmogus. Gali regėjimas sutrikti. Vyresnio amžiaus žmonėms kognityvinės funkcijos sutrinka, kada sutrinka supratimas, atmintis, orientavimasis netgi erdvėje. Taip pat yra įvairios, gali būti polineuropatijos. Atrodo neįtikėtina, tačiau viena klastinga liga gali sukelti šias pasekmes. Tarsi nematoma jėga, pamažu atimtų gyvybingumą. Aš vedu gana aktyvų gyvenimo būdą ir kažkaip pajutau, kad jau nebėra jėgų man niekam ir galvojau, galbūt čia yra tik tai, kažkoks tai periodas, bet kažkaip ta situacija užsitęsė. Ir tiesiog aš pasidariau kraujo tyrimą. Ir nustatė, kad pas mane yra žemas hemoglobinas ir trūksta geležies. Kai hemoglobinas mažas, ta būklė vadinasi mažakraujystė arba anemija. Ir dažniausiai to priežastis yra geležies stoka. Lygiai taip pat kraujo gamyboje, ypatingai raudono kraujo gamyboje, yra labai svarbus dalykai kaip B12, folio rūgštis ir reiktų nepamiršti paminėti vario. Tai yra šie elementai, vitaminai, kurie taip pat yra labai svarbus prie mažakraujystės. Kiekvienas žmogus gali patirti mažakraujystę, ir vaikai, ir moteris, ir vyrai, ir suaugę žmonės, ir senyvo amžiaus žmonės. Mūsų reportažo herojės Vilmos būklę dar labiau apsunkina ne tik geležies, bet ir vitamino B12 bei folio rūgšties, dar žinomas kaip vitaminas B9 trūkumas. Taip, iš tikrųjų, tai aš daugiau dabar renkuosi žaliavalgystę arba vegetarišką maistą, ar ne? Tai ir tie žmonės, kurie yra veganai arba vegetarai ir nenaudoja gyvulinės kilmės produktų, tai būtent negauna to B12. Moterim labai dažnai mažakraujystės priežastys yra arba susijęs su maistu, pavyzdžiui, ten dietų laikosi, mažiau valgo mėsos, geležies turinčių produktų, arba yra susijęs su nukraujavimu dėl mėnesinių, kad yra gausus kraujavimas ir tada jos netenka daug tos geležies. Subtilaus amžiaus moterims maisto papildai dažnai tampa neišvengiama pagalba. Vilmai pasisekė, jos atrastas sprendimas visai neseniai pasirodė prekyboje. Pradėjau domėtis, kokie papildai galėtų pagerinti mano tą situaciją ir, sakykime, statyti tuos mano kraujo tyrimus į normą. Ir radau OLP Apoferin šitą produktą, kuriame yra būtent geležis, B12 ir folio rūgštis. Ir šitas produktas dėl ko yra labai gerai, kadangi aš prieš tai esu naudojusi geležies produktus, bet jie dažniausiai man turėdavo kažkokį šalutinį poveikį, skrandžio dirginimą. Naudojant šitą produktą, tai iš tikrųjų nejaučiau jokio diskomforto. Ir labai gerai, kada yra ne vien tik geležis, bet yra B12, kur yra labai gerai mūsų atminčiai, mūsų visų ląstelių atsinaujinimui. Taip pat folio rūgštis, kuri dalyvauja tam kraujodaros visam tam procese. OLP Apoferin tai naujos kartos geležies papildas, kuris užtikrina greitą ir efektyvų pasisavinimą be šalutinių poveikių. Į maisto papildą OLP Apoferin sudėti įeinanti mikrokapsuliuota geležis liposomose, tai viena pažangiausių geležies formų, užtikrinanti kelis kartus efektyvesnį įsisavinimą. Skirtingai nuo tradicinių geležies papildų, ji nesukelia skrandžio sudirginimo, pykinimo ar vidurių užkietėjimo. Papildas taip pat praturtintas vitaminu B12 ir folio rūgštimi, kurie būtini normaliai kraujodarai, energijai ir nervų sistemos veiklai.
Tai ypač svarbu tiems, kurie jaučia dažną nuovargį, silpnumą ar galvos svaigimą. Aišku, pirmiausia, mes pradedame nuo geležies turinčių produktų. Svarbiausias dalykas yra subalansuota mityba ir tinkamai parengti papildai. Mums reikia kažkokios formos. Tai nuo formos, kokioje formoje yra geležis, labai dažnai priklauso, kaip mes ją toleruojam. Štai kodėl maisto papildo OLP Apoferin sudėtyje yra laktoferinas. Jis ne tik padeda organizmui geriau įsisavinti geležį, bet ir dalyvauja jos apykaitoje. Laktoferinas yra natūralus geležies pernešėjas, tai unikali baltyminė medžiaga randama žmogaus organizme, ypač priešpienyje, ašarose ir seilėse. Laktoferinas suriša ir efektyviai perneša geležį į organizmo ląsteles, todėl padidina jos biologinį prieinamumą. Jo afiniškumas geležiai net 100 kartų didesnis nei transferino, todėl ši sistema ypač veiksminga ir gerai toleruojama. Vilma džiaugiasi savo atradimu. OLP Apoferin greitai atgaivino jėgas ir sugrąžino gerą savijautą. Panaudojus kokią savaitę, galbūt daugiau jau iš tikrųjų pajutau tą tokį pagerėjimą. Jau atsirado noras gyventi, noras veikti, noras sportuoti. Tai labai esu patenkinta ir labai geri rezultatai ir pasidarius papildomą kraujo tyrimą, visi šitie rodikliai jie atsistatė į normą. Ir būtent šitas produktas tai yra mikrokapsuliuota liposomose geležis. Tai yra ta nauja forma, kurios labai geras yra įsisavinimas. Kas gerai, kad įeina, reiškia, ta geležis, įeina B12, įeina folio rūgštis ir įeina vitaminas C, kuris, kaip mes žinom, jisai visur yra pagrindas. Jeigu yra vitaminas C, tai jisai pagerina tą įsisavinimą visų papildų. Vitaminas C padeda geriau pasisavinti geležį ir palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Be jo geležis įsisavinama prasčiau, todėl ši kombinacija yra ypač svarbi. Vitaminas C turi labai gerą sąveiką su geležim. Pirmiausia, vitaminas C paskatina geležies įsisavinimą žarnyne, o kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad vitaminas C nuveda geležį į atsargas. Tai kai žmogus turi žemą feritiną, jam būtina šalia vartoti ir vitaminą C, nes jis būtent padidins feritino kiekį. Tai super, man visa šita kombinacija tai davė tokia, ne tik, kad tik energijos ar ne yra daugiau ir ten jau norisi veikti, bet tiesiog ir norisi gyventi, norisi šypsotis ir tą nuotaiką pagerina, ar ne, ir tą tokio, sakykime, pripildo gyvenimo džiaugsmo. Tai iš tikrųjų, aš nuveikiu per dieną daug daugiau ir dar vakare po darbų nueinu pasportuoti ir tos energijos, atrodo, užtenka viskam ir dar vakare ten dar turi kažką tai nuveikti, galbūt kažkokius kitus užsiėmimus. Viena OLP Apoferin kapsulė per dieną padeda palaikyti normalią kraujodarą, imuninę sistemą ir energijos lygį be jokio diskomforto. Tai lengvai toleruojamas, patogus ir efektyvus sprendimas visiems, kuriems reikia papildomas geležies. Tai tos medžiagos ir padeda atstatyti, suteikti tą galimybę daugiau suspėti, daugiau nuveikti ir būti tokiam aktyviam. Ir tai iš tikrųjų labai puiku ir labai džiaugiuosi to produktu ir tikrai būtent, kad padėjo man ir spręsti šitą problemą.